Išbandyk šios vaflius, kurie yra paprasti, skanūs ir sveikatai palankus, be jokio kaltės jausmo. Namuose turi tuščią šaldytuvą, kuriame yra tik graikiškas jogurtas, 2 kiaušiniai, taip pat atsidarius spintelę turi likutį avižinių miltų arba avižinių dribsnių, agavų sirupo ar medaus. Taip, tik tai tiek ingredientų, o nori kažko skanaus, kažko saldaus. Greitai susitrink visus ingredientus iki vienalytės masės, dėk į širdelių keptuvę arba vaflinę ir įsikep tiek su trintomis uogomis ar tiesiog su graikišku jogurtu. Puikus desertas, kuris neturi glitimo, kuris yra su daug baltymų, kuris yra sotus, maistingas ir bus puikus tavo priešpiečių ar netgi pusryčių pasirinkimas. Visus ingredientus tikslius jų kiekius skaityk aprašyme ir būtinai įsisaugok šį receptą, spausk like, dalinkis su draugais. Rašyk komentare daugiau skanių idėjų kiekvienai dienai. Nori išmokti gaminti vieną kartą ir iš pagrindų sveikatai palankų maistą greitai, skaniai ir sveikai. Įsigyk mano sveiko maisto gaminimo kursus, kuriuose nuo pusryčių, pietų, vakarienės ir netgi priešpiečių pavakarių idėjų alps akis. Tu suprasi, koks maistas gali būti skanus ir daugiau jokių dietų savo gyvenime nebesilaikysi. Po šių kursų turėsi esminės mitybos žinias ir receptų krūvą bei idėjų, kurios padės tau gyventi lengvai, sveikatai palankų gyvenimą.